esame šeimos verslas ir su vyru esame įsimylėję darbą su medžiu. Ir tą meilę norime užkrėsti ne tik savo darbo kolektyvą, bet ir savo klientus. Pagrindinės vertybės tai yra pagarba žmogui, darbui ir medžiui. Mediena deginama iki apanglėjimo specialiame pečiuje, po to ją šukuojame, norėdami išimti minkštosius audinius iš medienos ir suteikti medienai raštą. Dažome 2 kartus, kad apsaugotume medieną nuo ultravioletinių spindulių ir suteiktume jai norimą atspalvį. Namų statyboms mes renkamės medį dėl to, kad visų pirma tai yra šiai dienai aktuali medžiaga, tai yra tvari medžiaga. Ją renkamės dėl šiluminių savybių ir tuo pačiu savaime suprantama dėl jos išvaizdos. Šiomis dienomis lietuviai vis dažniau pasirenka medį, kadangi yra vis labiau atsižvelgiama į Skandinavijos rinką, kur yra medis dominuojantis. Taip pat ir pas mus žmonės vis labiau žiūri į tvarumo, į ekologijos pusę, tad ir medis yra naudojamas dažniau. Pas mus yra naudotos skirtingo pločio dailylentės, mes jas derinome tam tikrų ritmų ir visą tai sukuria tokį žaismingumą ir įdomumą visame tame fasade. Aš džiaugiuosi kiekviena lenta, bet kuomet mes juos apdirbame, išryškėja medienos tekstūra, atsiveria šokančių šakų paveikslas, būtent tai ir parduodame savo klientams. Grožį ir išskirtinumą jų namuose. Mes savo fasadui pasirinkome būtent juodą spalvą medžio, kadangi mūsų namo architektūra pati iš savęs yra moderni ir labai šiuolaikiška, tik kad išlaikyti būtent tą modernumą ir pasirinkome juodą spalvą, kad išryškėtų pati medžio tekstūra, faktūra ir tas visas medžio grožis. Tas laikas su šeima, su draugais, su gera kompanija, su tėvais. Medis yra apie tai, nes tai yra tradicija, kurią norime perkelti šias dienas.